Euronics, europiečių verta technika, pristato. Ladies and gentlemen. Radio castingas. Labadiena, gerbiami radio stoties Kauno fonas klausytojai, su jumis Laurynas Bunka. Sukurkim vietoj ir gyvai naują Kauno fono šūkį. Kauno fonas, jo klausosi ir Jonas, ir Petras, ir Saulius, ir Antanas. Kauno fonas, ta radio stotis, kurios įklausosi visi. Pasaka apie pamirštą karaliaus kardą. Vieną kartą, koks studentas išėjęs miškan pasivaikštinėtų, jis per tankynės ir priėjęs arčiau žiūrės, levas, sakals ir skrusdė apie beržą sustoja ir ginčijasys. Levau kelms į šaknis, skrusdė leimau, sakalau viršūnį šakas. Toks padalinėms visiems didelė patiekis, dėl to anei davė anims tuokį laimį. O kas čia buvo? Čia į žemaitę, kaip sakyti, žemaitėms žemaitę linkėjimą. Vienas airis sėdėjo ilgai iki išnaktų bare. Sėdėjo, prisilupo, kaip turi būti iš tikrųjų, kaip už tėvynę, reikia grįžti namo, nepaeina kojomis, pargriuvo šliaužia, galvoja, nušliaušiu iki slenkščio, atsistosiu ir pareisiu. Atšliaužia iki slenkščio, išlindo į lauką, įkvėpė gryno oro, neatsistoja ir gana. Pašliaužia kvartalą, kitą neatsistoja ir viskas, ir gana. Prisilupęs airis, kaip turi būti iš tikrųjų. Nušliaužia vieną kvartalą, antrą, trečią, jau prie namų slenkščio, galvoja, nors pro duris įeis su savo kojom. Airis nepaeina, prisilupęs kaip tikras airis. Paršliaužia į lovą, nusirengė tyliai atsigulė, iš ryto žmona pasitinka airį. Tai ką, vyrelį, vėl prisilupai? Brangioji, kaip tu, ką tu, matai, viskas tvarkoj. Jau tik nepasakok, vakar skambino barmenas ir sakė, tu vakar vėl savo vežimėlį palikai bare. Pakomentuokim kašės varžybės, rodo dabar kašė, koks nors finalas. Štai mes matom paskutinės minutės, kokia įtempta kova, kamuolys perdodamas Robertui Javtokui. Taip, ką darys Robertas Javtokas? Prie tritaškų linijos perdavimas Ramūnui Šiškauskui, metimas, ne, ir pražanga, užfiksuota pražanga, kokia kova, paskutinė sekundė, minutės pertraukėlės, prašo mūsų rinktinės treneris ir sugrįšime po reklamos. Reklama. Gegužės mėnesio naujiena. Saulės elementais veikiančioms elektroninėms svarstyklėms Zonle nereikia jokių baterijų. Svarstyklės pagamintos iš atsparaus stiklo sveria iki 150 kg. Šių svarstyklių kaina 157 litai. Euronics, europiečio verta technika. Pristatomas naujas ES finansuojamas projektas susijęs su karvėmis. Sveiki gerbiami ūkininkai, pradedame naują laidą skirtą ūkininkams ir šiandien pašnekėsime apie karvės. Taip, ES finansuoja naują projektą, kuriuo bus perženklinamos karvės. Tai galiausiai su džiaugsmu pranešam, kad ES rado galimybių išvesti tokias karvės, kurios puikiai jaučiasi darydamos tokius pat judesius kaip tas mechaninis bulius. Išbandysim, kaip sakyti, tokias pasiutusias, taip lengvai sakykim, karvės. Darot savo laidą, vadinkit ją kaip norite. Aš kaip būdamas žemaitis neparodijuosiu kitų tarmių, bet aš kaip žemaitis kveitu visus žemaitis prisijungti, pasirokau žemaitišką, nes galbūt tai ir vienintelį veitą, aš po savo žemaitišką. Pabandysim pasirokauti apie rimtus reikalus. Pasikvietėm Žilviną Žvagolį, tik mums dabėški vėliau kažkodėl, kaip ir su tas greičių viršijimas. Žilvinas Žvagolis į pagarsėjais mūsų, tas dainininkas su tas greičių viršijimas, on į veterans, on papasakos mums, ką reikėtų išvengti, kaip sakytų, fotoaparatų, nors kita vertus, aišku, žemaitė neliekti, kaip beprotėms step greta, kai jumis nufotografautų, tai Žilvins jums patars, ko nereik daryti, kad patirtumėt kuo mažiau nuostolių. Ir tuo pačiu nenuskriaustumėt Lietuvos policijai. Ačiū už dėmesį, iki. Viso gero. Viso. Kauno fonas.